4 metų laikai. Vieną žiemos pabaigos dieną 3 kinivarpos piktai pasibeldė į šoklės duris. Mes norime persirengti princais per vakarėlį, bet kaip visi 3 būsime princais. Juk taip negalima. Visi 3 turime karūnas ir apsiaustus, bet negalėsime jų dėvėti. Prašom, padėk mums. Gal sugalvosi, kuo mums apsirengti? Maldavo jie. Gal galite būti sniego gniūžtėmis, nes visur aplinkui pilna sniego. Padaryti kostiumus bus labai lengva. O ne. Tai prasta mintis, Šoklė. Ištirpsime vos tik įžengę į Baltazaro namus, iškart pavirsime balomis ant grindų. Tada būkite stalo įrankiai. Peilis, šakutė ir šaukštas. Tai reikės aliuminio folijos. Kokia gera mintis, Šoklė. Bet mes neturime folijos ir nėra laiko jos ieškoti. Reikia sugalvoti kažką paprastesnio. O ką manote apie kupranugarį? Jums 3 būtų pats tas, galva ir 2 kupros. Taip, bet pernai skruzdės persirengė kupranugariu. Taigi, tai jau buvo. Turim sugalvoti kažką naujo. O kuo tu persirengsi, Šoklė? Paklausė kinivarpos. Nežinau, dar nenusprendžiau, dvejojo žiogė. Gal visi 4 galime persirengti kartu? Pasiūlė berniukai. Gerai, bet kaip rengsimės? 4 gėlėmis? Ar 4 velniukais? Gal 4 žvaigždėmis? Arba planetomis? Vardino kinivarpos. Tai vis ne tas. Reikia sugalvoti kažką, ko būtų tik 4. Ne daugiau ir ne mažiau. Sugalvojau. 4 metų laikai. Taip, tai idealu, pritarė kinivarpos ir ėmė šokinėti. Juk metų laikai tik 4. Šoklė galės persirengti pavasariu, o mes persirengsime vasarą, rudeniu ir žiemą. Ir jie visi ėmėsi darbo. Šoklė pasisiuvo rožinę suknelę ir papuošė ją baltomis gėlėmis. Ant galvos užsidėjo rožinį vainiką. Jie atrodė taip gražiai, kad berniukai ją pamatę net paraudo. Kinivarpų kostiumai netrukus buvo baigti. Vasarą vilkėjo žalią kostiumą su saule ant pilvo ir lapu ant kepurės. Ruduo apsirengė geltonai ir prisisegė įvairiaspalvių lapų. Žiemos kostiumas buvo mėlynas su daugybė snaigių. Kitą dieną visi įsiruošė pas Baltazarą į kaukių vakarėlį. Kamanius buvo persirengęs gaisrininku. Jis šiltai pasitiko Šoklę ir kinivarpas. Atvyko 4 metų laikai. Edis buvo persirengęs morka, Burbuliukas raketa, Betė vandens lašu, Rosita paukščiu, Zefira autobuso bilietų, Morisas cukraus kubeliu, Flaterė bananu, Dolė saldainiu, o Čarlis šuniu. Miško draugai rinko geriausią kostiumą. Žinoma, laimėjo 4 metų laikai. Stenlio vaivorykštės kostiumas buvo antras. 3 vieta atiteko sraigėms Beriui ir Semui, kurie persirengė traukiniu. Visi labai džiaugiasi, o 3 blusos atskrido pasveikinti nugalėtojų. Išdykusios drugelės. Vieną pavasario dieną drugelė Flaterė skynė pievoje gėles. Ji supynė jas į vainiką ir užsidėjo ant galvos. Staiga pasigirdo nepažįstamas juokas. Ji pažvelgė į dešinę ir į kairę, bet nieko nematė.
Staiga iš už medžio pasirodė 7 drugelės. Skrisk su mumis, sukikeno jos. Gerai, tarė Flaterė ir prisijungė prie jų. Drugelės buvo gražios, bet labai išdykusios. Joms patiko krėsti išdaigas visiems sutiktiesiems. Pirmasis buvo Alfonsas. Atiduokite smuiką, sušuko svirplys, nes viena drugelė pačiupo smuiką iš jo rankų ir nuskrido. Ir jis stebėtinai gerai mokėjo griežti. Atiduokite, nenurimo Alfonsas. Drugelė perdavė smuiką kitai drugeliai ir jos visos erzino vargšą svirplį. Flateriai tai nepatiko. Galiausiai drugelės grąžino jam smuiką ir nuskrido. Jos nutupė ant žydinčio medžio ir prisikrovė į kišenes saldžiai kvepiančių žiedadulkių. Tada nuskrido prie berniukų, kurie žaidė badmintoną. Žiūrėk, Stanley, pasakė Edis. Kokios jos gražios! Baltazaras, Burbuliukas, Edis ir Stanley spoksojo į dangiškas būtybės, negalėdami atplėšti akių. Bet jie ilgai nesidžiaugė. Drugelės išvertė kišenes ir apibėrė berniukus žiedadulkėmis. Šie pradėjo baisiausiai čiaudėti. Drugelės juokėsi, o švelnus vėjelis nešė jų juoką tolyn. Jos nuskrido taip greitai, kad Flaterė vos spėjo iš paskos. Palaukite! Šnopavo Flaterė ir nutupė pailsėti ant alyvos. Skrisk su mumis, mes traukiame į kitą kalvos pusę link krioklio. Ten labai gražu, pamatysi, įkalbinėjo viena drugelė. Ne, neskrisiu su jumis, tvirtai tarė Flaterė. Aš gyvenu čia, myliu savo draugus ir man nepatinka, kad jūs iš jų tyčiojotės. Galite skristi, bet aš liksiu čia. Ir gerai, sėkmės tau! Sušuko jos ir nuskrido. Jos keliavo į naujus kraštus, kur apžavėdavo visus sutiktus savo akinančių grožių. O paskui krėsdavo jiems piktus pokštus. Flaterė kurį laiką jas stebėjo, paskui nusišypsojo ir patraukė namo. Bet prieš grįždama, ji aplankė svirplį ir džiaugėsi girdėdama, kad Alfonsas ir vėl smagiai groja savo smuikeliu. Stanlis, Baltazaras, Edis ir Burbuliukas žaidė klases ir pakvietė Flaterę prisijungti. Drugelė apsidžiaugė pamačiusi, kad jiems pavyko nusivalyti lipnias žiedadulkes. Žvaigždės namas. Vieną vasaros vakarą Beris su Dolita sėdėjo Dolitos namelyje ir žaidė kortomis. Staiga jie pamatė ryškią šviesą ant kalvos. Kas tai, paklausė Beris. Panašu į krintančią žvaigždę. Krintančią žvaigždę, eime pažiūrėti iš arčiau, pasiūlė Dolita. Beris ir Dolita laikėsi už rankų ir ėjo link keistos šviesos. Pažiūrėk, Beri. Mažasis Raigius net išsižiojo iš nuostabos. Ant pačios kalvos viršūnės stovėjo žvaigždės formos namas. Iš kur jis atsirado?
Anądien jo čia nebuvo, sušnibždėjo Beris. Lik čia, aš einu pasakyti kitiems. Sušnibždėjo Dolita ir nuskrido papasakoti Baltazarui, Matildai ir Sauliui. Kai visi susirinko, grupė draugų lėtai sėlino link keisto namo. Saulius pabeldė į duris. Tarpdury pasirodė drovi mergaitė. Jos plaukai buvo ilgi ir žibėjo mažytėmis žvaigždutėmis, o sparnai buvo auksiniai ir spindėjo tamsoje. Beris prabilo pirmas. Kas tu? Ir kaip čia atsiradai? Bet mergaitė netarė nė žodžio. Gal galime tau padėti? Ir vėl tyla. Mergaitė tiesiog stovėjo ir tylėjo. Kągi, jei nenori kalbėti, tai ir nereikia, nagi eime namo. Palauk, pasakė Dolita. Galbūt ji nemoka kalbėti? Nemoka kalbėti? Nustebę paklausė visi. Dolita paėmė pagaliuką ir nupiešė ant žemės žvaigždę. Tada padavė pagaliuką mergaitė. Mergaitė paėmė pagaliuką ir pradėjo piešti. Arfa? Paklausė Dolita ir mergaitė palinksėjo. Tu ją pametei? Paklausė Matilda ir mergaitė parodė į langą. Ji iškrito pro langą? Mergaitė vėl palinksėjo. Nieko nesuprantu, suniurnėjo Baltazaras. O aš suprantu, pasakė Dolita. Ji gyvena danguje, bet jos arfa iškrito pro langą, todėl ji nusileido į žemę jos ieškoti. Tuomet padėkim jai, pasiūlė Baltazaras. Nesijaudink, mes ją rasim, pasakė jai draugai ir nuskubėjo į mišką ieškoti dingusio instrumento. Aš jos nerandu, atsiduso Beris. Apieškojau visus krūmus. Ir aš jos nerandu, nors ieškojau beveik visur, pridūrė Baltazaras. Pasidairysiu šiek tiek aukščiau, pasakė jiems Matilda ir nuplasnojo prie medžio. Štai, aš ją radau, sušuko mažoji drugelė. Matilda iškėlė auksinę arfą iš kanarėlės lizdo. Ji atsargiai ją perdavė žvaigždžių mergaitei. Mažoji mergaitė grįžo į savo namus ir uždarė duris. Ji išėmė žėrinčią žvaigždę iš savo plaukų ir padavė ją Matildai. Ar ji man? Nustebusi paklausė drugelė. Ir žvaigždžių mergaitė linktelėjo. Paskui jie atsisėdo prie lango ir pradėjo groti savo arfą. Jai begrojant, žvaigždės formos namas pradėjo kilti vis aukščiau ir aukščiau. Jis skrenda į dangų, pasakė Dolita nuostabos kupinu balsu. Greitai namas buvo toks mažytis, kaip ir kitos žvaigždės. Gaila, kad jai reikėjo iškeliauti, atsiduso Saulius. Matilda labai saugojo žėrinčią žvaigždę. Ji laikė ją mažoje dėžutėje ir įsisegdavo į plaukus tik specialiomis progomis. Žvaigždė jai visada priminė mergaitę, grojančią arfą savo namelyje aukštai danguje. Blogas sapnas. Buvo audringa naktis ir sraigius Beris ruošėsi miegoti. Jis išsivalė dantis ir šoko į lovą. Bet staiga jis išgirdo keistą triukšmą lauke. Turbūt tai tik vėjas. Bet triukšmas pasikartojo. Kas galėtų būti? Jis užsidėjo šlepetes ir atidarė duris, bet lauke nebuvo nė gyvos dvasios. Turbūt tai tik mano vaizduotė, pasakė jis ir grįžo į lovą. Bet kažkas vėl pabeldė. Kas ten? Sumurmėjo Beris. Jis atidarė duris ir pažvelgė laukan. Kirmėliuk, užeik vidun. Tu toks mažas, kad aš tavęs nepamačiau. Kas nutiko? Sapnavau blogą sapną. Ar galiu nakčiai likti pas tave? Paklausė kirmėliukas. Žinoma, gali. Beris surado kartoninę dėžę ir padarė iš jos lovą kirmėliukui. Prašom, gali miegoti čia. O kuo aš užsiklosiu?
Gali užsikloti mano miego kepurę? Ji visai kaip miegmaišis. Puiku, Kirmėliuk, o dabar miegokim, aš labai pavargęs. Beris jau sapnavo pirmą sapną, kai Kirmėliukas jį pažadino. Ar gali man įjungti šviesą, Beri? Aš bijau tamsos. Šią naktį toks ryškus mėnulis, tau nėra ko bijoti, o dabar pabandyk užmigti. Bet juk tamsu. Nenusileido Kirmėliukas. Ne tamsu. Tamsu. Gerai jau. Atitrauksiu užuolaidas, kad galėtų matyti mėnulį ir žibančias žvaigždes, o dabar miegok. Nepatenkintas, pasakė Beris. Sraigis užsitraukė antklodę iki pat nosies ir greitai užmigo. Bet Kirmėliukas jį vėl pažadino. Noriu gerti. Tai atsigerk, Kirmėliuk, supyko Beris. Negaliu pasiekti, prašau, padėk man, Beri. Aš noriu tik lašelio vandens. Ačiū saldžių sapnų. Beris būtų susapnavęs saldžius sapnus, jei Kirmėliukas nebūtų jo vėl pažadinęs. Aš noriu valgyti. Jau per vėlu valgyti, pavalgysim pusryčius ryte. Bet aš alkanas, per tą audrą nevalgiau vakarienės. Skundėsi Kirmėliukas. Ačiū, daugiau tavęs netrukdysiu, pažadėjo Kirmėliukas, bet neištesėjo savo pažado. Beri, negaliu užmigti, man baisu. Sušuko jis vėl, prikeldamas mažąjį sraigių. Ko tu bijai? Pavargęs nusižiovavo Beris. Nežinau, prašau, papasakok man istoriją, nuo kurios aš visad užmiegu. Gerai, papasakosiu, vis tiek dabar jau neužmigsiu. Ir Beris pradėjo pasakoti Kirmėliukui istoriją. Jis jam papasako apie tai, kaip aitvaras nuskrido tolyn, kaip jie rado grybuko kepurę, kaip daktaras Pelėda išgydė jo ausies uždegimą, apie tai, ką šimtakojis gavo kalėdoms. Bet Kirmėliukas jo negirdėjo, nes jau seniai miegojo. Pagaliau Beris užmigo. Kai jie pabudo, audra buvo nurimus ir švietė saulė. Matai šį paveikslėlį prie mano lovos? Kartais ir aš sapnuoju blogus sapnus, o kai tai nutinka, aš pagalvoju apie fėją. Ji padeda nuvyti šalin visas bjaurias mintis ir blogus sapnus. Nupiešiu tau ką nors, kas tau labai patinka, galėsi pasikabinti tą paveikslėlį virš savo lovos. Jei būsi liūdnas, pažvelgsi jį ir iškart pasijusi geriau, o visi blogi sapnai taip padings. Saulė, nupiešk man saulę. Man ji labai patinka, visada šypsosi. Labai gražu. Ačiū tau, pasakė Kirmėliukas. Pasikabink jį virš savo lovos, pasakė Beris. Kirmėliukas paėmė paveikslėlį ir laimingas nuėjo namo. Karnavalas. Žiema ėjo į pabaigą, o miško draugai sėdėjo Dolitos namuose. Metas pradėti ruoštis karnavalui, pasakė drugelė Matilda. Kuo tu apsirengsi? Paklausė Beris. Tai paslaptis, atsakė Matilda. Visi turėsit išlaikyti savo kostiumus paslaptyje, kad galėtume nustebinti vienas kitą per karnavalą. Tu teisi, eime namo ir pradėkim ruoštis. Liko tik 5 dienos, pasakė Baltazaras. Beris greitai sugalvojo. Jis nusprendė apsirengti grybuko kostiumą. Apsiaustų jis panaudojo baltą paklodę, o kepurę pasigamino iš raudono dubens, ant kurios nupiešė baltus taškelius. Dolita pasigamino gėlės kostiumą, ji iškirpo lapus iš žalio popierius ir prisiuvo juos ant žalios paklodės. Tai buvo jos suknelė, o žiedlapius ji iškirpo iš rožinio popieriaus. Bitinas Baltazaras ir kamanė Betė dirbo kartu. Baltazaras apsirengė velniūkščiu, o Betė apsirengė angelu. Vabaliukas Burbuliukas sėdėjo savo hamake ir gamino liūto kostiumą. Karnavalo išvakarėse visuose miško namelių languose degė šviesa.
Visi dailino savo kostiumus ir ruošės kitos dienos šventei. Ir didžioji diena atėjo. Miško draugai nusprendė rengti karnavalą Sauliaus namuose. Jie visi labai stengėsi ir papuošė elniaragio namus spalvotais kaspinais ir balionais. Tuo tarpu karkvabalė Rosita savo namuose kepė gardžiausius tortus. Jai padėjo Dolita, Striksė ir Kolorado vabalas Edvinas. Atėjo metas visiems apsirengti savo kostiumus. Saulius apsirengė kauliukais ir laukė savo draugų. Pirmieji atvyko Beris ir Dolita. Beris buvo apsirengęs grybuku, o Dolita vilkėjo gėlės kostiumą. Tada atvyko Baltazaras apsirengęs velniūkščių, Betė apsirengusi angelų ir Matilda su krabo kostiumu. Striksė buvo labai panaši į kaktusą. Burbuliukas vilkėjo liūto kostiumą, Edvinas buvo virtuvės šefas, o Rosita buvo vynuogių kekė. Jo suknelė buvo padengta švytinčiais balionais. Jonvabalis buvo apsirengęs pieštuku, o blusa buvo aštuonkojis. Saulius atėjo su kareivio kostiumu, o viena iš skruzdžių buvo apsirengusi blynų. Staiga laumžirgė Zefyra apsipylė ašaromis. Jos nebėra. Dingo mano nuostabioji princesė suknelė. Aš ją išskalbiau ir pakabinau džiūti, bet vėjas ją nunešė. Šniurkščiojo Zefyra, o kiti bandė ją paguosti. Man nereikia kareivio skrybelės, turiu kardą, pasiūlė Moliuskas Simas. Ne, ji berniukiška. Turėjau nuostabią princesės suknelę, bet ją nupūtė vėjas. Pasiūsim tau naują kostiumą, pasakė Striksė, Saulės kostiumą. Zefyrai labai patiko ši mintis. Ši geltona užuolaida bus puikus apsiaustas, sušuko Dolita. O šios geltonos popieriaus skiautės gali būti saulės spinduliai, tarė Saulius ir nukabino kelis kaspinus. Jie kirpo, klijavo, siuvo ir dygsniavo, kol galiausiai nuostabusis saulės kostiumas buvo pagamintas. Galiu tau paskolinti savo žibintą, pieštukui juk nereikia žibinto, nusijuokė Jonvabalis. Ačiū, pasakė Zefyra. Iš laimės ji net paraudo. Miško draugai šoko ir dainavo visą naktį. Ir visi sutarė, kad Zefyros kostiumas gražiausias iš visų. Ir kasgi galėtų būti gražiau už saulę, šviečiančią naktį. Ežiuko Hario gimtadienis. Vieną vasaros rytą sraigius Beris, boružėlė Dolita ir jų miško draugai žaidė savo pievoje. Jie vienas po kito suposi ant supynių. Turbūt labai smagu taip suptis. Gaila, kad aš tam per sunkus, atsiduso ežiukas Haris. Jo draugai nežinojo, ką ir sakyti. Kitą savaitę ežiuko Hario 10 gimtadienis, priminė boružėlė. Jam sueis 10 metų, pridūrė sraigius. Kaip manot, kokios dovanos jis norėtų? Aš žinau, sušuko Baltazaras ir pašoko. Supynių! Kokia puiki mintis! Padarykim Hariui didelės supynės, džiugiai tarė Dolita. Mažieji draugai iškart ėmėsi darbo. Jie atsinešė pjūklą, plaktuką vinių, atsuktuvą ir surado stiprių šakų. Jie pritvirtino supynės prie storų medinių stulpų ir labai tvirtos virvės. Kai supynės buvo baigtos, jie visi nuėjo į Baltazaro namus kepti torto. Jie įmušė kiaušinius ir maišė sviestą. Dūzgė plakiklis ir tarškėjo mediniai šaukštai. Bitino virtuvėje netrukus gardžiai pakvipo. Jie papuošė tortą vyšniomis, razinomis ir riešutais. Įsmeikim ant viršaus žvakutes, pasakė Matilda. Taip, 10 žvakučių, linktelėjo Dolita. Parašykim Hariui laišką, pasiūlė Beris. Mielas Hari, prašom ateiti į Baltazaro namus per pietus. Mes visi tavęs lauksim. Gal gali nunešti Hariui?
paprašė Beris. Tik nesakyk apie tortą ir supines, sušuko jam pavymui Dolita. Baltazaras ir Saulius padėjo tortą ant apvalaus stalo ir išnešė jį į lauką. Mažosios skruzdėlytės žaidė slėpynių ir staiga mažiausia skruzdėlė atsitrenkė tiesiai į stalą. Tu apvertei stalą. Tortas sugadintas, sudejavo Baltazaras. Tortas? Ką mes dabar darysim? Pravirko Dolita. Ežiukas Haris ateis, bet kurią akimirką be torto nebebus. Mažosios skruzdėlytės labai apgailestavo dėl to, ką padarė, bet viena iš jų šovė mintis. Surinkim kuo daugiau vaisių ir uogų ir sukraukim į didelę krūvą, atrodys beveik kaip tortas, ar ne? Puikiai sugalvota, pasakė Saulius. Žinau, Haris mėgsta vaisius. Beris, Dolita, Baltazaras, Saulius ir mažosios skruzdėlytės pradėjo rinkti vaisius ir uogas. Kolorado vabalas Edvinas, laumžirkė Zefyra ir karkvabalė Rosita jiems taip pat padėjo. Netrukus jie surinko išties didelę krūvą. Saulius įsmeigė 10 žvakučių ant vaisių krūvos prieš pat ateinant ežiukui Hariui. Su gimtadieniu, Hari! Sušuko visi. Oho, kokie gardūs vaisiai, mano mėgstamiausi, labai jums ačiū, apsidžiaugė ežiukas. Mes turim tau staigmeną, pasakė Dolita, ir jie nuvedė Harį prie supynių. Haris buvo labai nustebęs. Kokios didelės supynės, ar galiu pasisupti? Paklausė jis džiaugsmingai. Taip, mes jas padarėme tau. Valio, dabar ir aš galėsiu suptis. Labai jums ačiū. Paskui jie sustojo aplink vaisių krūvą ir pradėjo valgyti. Jie valgė ir valgė, kol suvalgė beveik visus vaisius. Jie sukrovė likusius obuolius ir kriaušes ant Hario spyglių ir jis juos nusinešė į savo apsamanojusi namelį. Haris nuėjo miegoti laimingas ir nekantraudamas sulaukti rytojaus, kai vėl galės supti su savo draugais. Dingę riešutai. Sveikas, Beri, paskubėk. Eime susitikti su voverė Redžiu. Reiktų atsisveikinti su juo prieš jam užmiegant žiemos miegu, pasakė boružėlė Dolita. Beris užsidėjo kepurę, šaliką, užsimovė pirštinės ir du draugai patraukė į voverės Redžio namus. Jų draugas sėdėjo ant šakos priešais savo namelį. Norėjom atsisveikinti su tavimi, kol nesusirangiai savo lovelėje ir neužmigai žiemos miegu. Gal užeikite išgerti sulčių ir užkąsti, pasiūlė Redžis. Žiūrėkite, kiek saldumynų susikrovė žiemai, mano sandėliukas pilnas maisto. Bet sandėliukas buvo tuščias. Vaje, kur dinga visi mano riešutai? Kur mano gardieji konkorėžiai, gilės ir razinos? Manau, jog riešutai išriedėjo pro čia, tarė Beris, rodydamas į nedidelę skylę sandėliuko kampe. Kažkas pragraužė medžio kamieną, nustebo Dolita. Regi, žinau, kas tai padarė, pasakė mažasis Raigius. Nesijaudink, Redži, mes sugausime piktadarį ir surasime tavo riešutus. Nepamirškit kankorėžių ir gilių, pridūrė voverė. Du draugai patraukė link pievos. Priėję arčiau, jie išgirdo garsų juoką. Taip ir maniau, jog tai jie visada įsivelia į bėdą, sušnabždėjo Dolita. Esu tikras, jie ir dabar rezga kažkokią išdaigą, pritarė Beris. Kažkas pragraužė skylę voverės Redžio sandėliuke ir dingo visi jo riešutai. Tai jūsų darbas, ar ne? Bet mes nenorėjom nieko blogo. Tiesiog graužė medžio žievę, kaip visada, ir nežinojom, kad kitoje pusėje yra jo sandėliukas, pasakė mažiausias iš kinivarpų. Kaip galėtume tai ištaisyti?
Eime kartu, ieškosim riešutų, kurie nuriedėjo. Turime nedaug laiko. Gali pradėti snigti bet kurią akimirką. O sniege jo maisto tikrai nerasim, todėl paskubėkim. Jie visi įdėmiai pažvelgė į medžio kamieną. Riešutai išriedėjo pro čia. Paskui jie nukrito ant žemės ir nuriedėjo nuo kalvos, paaiškino Redžis. Draugų kompanija surado Redžio skanumynus sukritusius į krūvą kalvos papėdėje. Valio! Džiaugsmingai sušuko Redžis. Gal galėtumėt sunešti visą maistą atgal į mano namus, kol aš užtaisysiu skylę sandėliuke, paprašė Redžis kinivarpų. Jie atsargiai sukrovė riešutus, kankorėžius, gėles ir razinas į jo sandėliuką. Beris su Dolita jiems padėjo. Jie dirbo kiek įmanydami greičiau, bet netrukus pradėjo temti, o kalvos papėdėje dar liko nemažai gėrybių. Mes niekaip nebaigsim laiku, atsiduso vienas iš kinivarpų. Mums praverstų pagalba, pridūrė kitas. Sraigius Beris staiga pašoko ir nubėgo, netaręs nei žodžio. Netrukus jis grįžo su trimitu rankose. Jis jį pūtė taip garsiai, kad visi išgirdo. Netrukus susirinko visi miško draugai. Dolita užlipo ant didelio akmens ir papasakojo, kas nutiko voverės Redžio žiemos atsargoms. Visi riešutai išriedėjo per tą skylę, reikia sunešti maistą atgal į Redžio namus. Jei visi padėsit, baigsim dar nesutemus. Pasiruošk, dėmesio startas, tarė Beris ir paėmė riešutą iš krūvos. Jis jį perdavė Dolitai, Dolita jį perdavė vienam iš kinivarpų, kinivarpa jį perdavė Bitinui, Bitinas jį perdavė laumžirgiai ir taip riešutas nukeliavo iki pat voverės sandėliuko. Kai danguje pasirodė mėnulis, visi riešutai, kankorėžiai, gilės ir razinos jau saugiai gulėjo voverės Redžio namuose. Ačiū labai, džiaugiuosi, kad turiu tiek draugų. Metas man susirangyti lovelėje, kol nepradėjo snigti. Pasimatysime pavasarį, nusižiovavo voverė. Ausies uždegimas. Buvo saulėta popietė ir Dolita nusprendė susitikti su savo draugu Beriu. Einu prie upelio rinkti akmenukų, gal nori eiti kartu? Bet Beris nenorėjo eiti į lauką. Nežinau, Dolita, mane krečia šaltis ir skauda galva ir dar labai skauda ausis. Ak, Beri, kokios raudonos tavo ausis, pasakė Dolita. Ir tu turi temperatūros. Skrendu pakviesti daktaro Pelėdos. Boružėlė nuskrido tiesiai prie daktaro Pelėdos medžio. Daktare Pelėda, paskubėkit, Beris labai prastai jaučiasi. Daktaras Pelėda greitai susikrovė vaistinėlę, užsivilko baltą chalatą ir nuskubėjo apžiūrėti sergančio sraigiuko. Sveikas, Beri, leisk man tave apžiūrėti. Turiu paklausyti tavo krūtinę. Beris nusivilko viršutinę pižamos dalį ir giliai kvėpavo, kaip jam liepė daktaras. Išsižiok, turiu pažiūrėti į tavo gerklę. Aš nenoriu, suniurnėjo Beris. Turiu žinoti, paraudusi jį ar ne? Paaiškino daktaras Pelėda ir nukreipė žibintuvėlį į mažojo sraigiuko gerklę. O dabar apžiūrėsiu tavo ausis. Beriui to jau buvo per daug, jis pradėjo verkti ir uždengė ausis delnais. Nebijok, Beri, tau visai neskaudės. Ir Dolita laikė Berio ranką, kad jis pasijustų geriau. Ji buvo teisi, jam nė kiek neskaudėjo. Štai, Beri, paaiškino daktaras Pelėda. Tau ausies uždegimas turbūt smarkiai peršalai. Turi kasdien išgerti 1 šaukštą šiltų vaistų, gerk daug saldžios arbatos ir užsidėk ant ausų šiltus kviečių maišelius. Berio draugai nedelsiant atėjo į pagalbą. Baltazaras atnešė medaus, Matilda atnešė ramunėlių, Saulius atnešė erškėtuogių ir jie išvirė ligoniui arbatos. Dolita pašildė kviečius keptuvėje ir suvėrė juos į medžiaginius maišelius. Laikyk juos ant ausų, kol neatvės. Beris užsidėjo maišelius ir nenusėmė tol, kol jie neatvėso. Kitą rytą Dolita rado saują žvilgančių akmenukų ant Berio stalo. Oho,
Beri, kokie dailūs akmenukai, iš kur juos gavai? Pats juos surinkau prie upelio, išdidžiai atsakė Beris. Buvai nuėjęs prie upelio? Piktai paklausė Dolita. Tai buvo labai kvaila, Beri. Tu dar nepasveikai? Dabar vėl susirgsi. Ir Dolita buvo teisi. Netrukus Beris vėl gulėjo lovoje su temperatūra. Jo draugai kasdien jį lankydavo. Jie skaitydavo knygas ir rodydavo lėlių pasirodymus. Bet vos tik Beris pradėjo sveikti, Dolita pasijuto prastai. Dabar jai buvo ausų uždegimas ir šįkart Beris jie rūpinosi. Jis virė jai arbatą ir šildė kviečių maišelius jos ausims. Atėjo metas daktarui Pelėdai aplankyti Dolitą. Vaja, vaja. Regis turime naują pacientę. Turbūt užsikrėtei nuo Berio. Jis pasakė Dolitai, ką ji turi daryti. Tada žvilgtelėjo į Berį. Atrodai sveikas, bet dėl viso pikto tave apžiūrėsiu. Viskas gerai. Tu visiškai pasveikai, mažasis raikiau. Prabėgo dar kelios dienos. Dolita darė taip, kaip jai buvo liepta ir gėrė vaistus. Ji gėrė daug arbatos ir nesikėlė iš lovos, todėl netrukus pasijuto daug geriau. Daktaras Pelėda atvyko apžiūrėti jos paskutinį kartą ir pasakė, kad ji pasveiko. Dabar galim visi kartu eiti prie upelio, rinkti akmenukus. Beris labai džiaugiasi. Valio, skrendam prie upelio! Sučiulbėjo 3 daktaro Pelėdos pelėdžiukai. Tik nepamirškit šiltai apsirengti, nes laukia šalta. Bet Dolito su Beriu nebereikėjo įspėti. Jie buvo abu su šalikais, kepurėmis ir šiltais batais. Jie žaidė lauke tol, kol sutemo ir pririnko visą kibirą žvilgančių akmenėlių.